Jėzus Kristus ne Dievas? Tokius komentarus aš kartais matau po savo video. Todėl perskaitykime vieną iš mano mėgstamiausių vietų iš Biblijos. Jono Evangelija, 1 skyrius, nuo pat pirmų eilučių. Pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Žodis reiškia Jėzus. Pradžioje buvo žodis. Ir žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Jėzus yra Dievas. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę. Šlovę Tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Jėzus tai žodis. Žodis tai Jėzus. Jėzus tai Dievas. Dar kiti sako, kad Jėzus niekada nesakė, kad jis Dievas. Jono Evangelija 8 skyrius 12 eilutė. Jėzus vėl prabilo. Aš pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. 10 skyrius 13 eilutė. Aš ir Tėvas esame viena. 14 skyrius 6 eilutė. Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip kaip tik per mane. Ir neužmirškime apie šventąją dvasią. 14 skyrius 26 eilutė. O globėjas, šventoji dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs. Jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Yra Dievas, Tėvas, Sūnus ir šventoji dvasia. Tai trejybė. Tai viena. Galbūt jūsų žmogiškasis protas negali suprasti trejybės, bet Jėzus yra Dievas ir jis mums apie tai kalbėjo. Jeigu jis neparašė sveiki aš Dievas, tai jūs matote, kad jis tai atskleidė kitais būdais, bet visiškai suprantamais. 10 skyrius 9 eilutė. Aš esu vartai, kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jeigu jūs nepriimate Jėzaus kaip Dievo, tai jūs neturite išsigelbėjimo ir jūsų nėra gyvenimo knygoje. Taip kaip ir šventoji dvasia yra Dievas. Ir pabijokite pasakyti, kad jis ne Dievas, todėl kad tokia nuodėmė neturi atleidimo. Mato 12 skyrius 31-32 eilutės. Sakau jums, kiekviena nuodėmė ir piktžodžiavimas bus žmonėms atleista. Bet piktžodžiavimas dvasiai nebus atleistas. Jei kas tartų žodį prieš žmogaus sūnų, tam bus atleista, o kas kalbėtų prieš šventąją dvasią, tam nebus atleista, nei šiame, nei būsimajame gyvenime. Ką reiškia piktžodžiauti? Įžeidinėti, apkalbėti, teisti, nuvertinti. Pasakyti, kad šventoji dvasia tai ne Dievas, tai piktžodžiavimas ir tai gali būti jums neatleista. Tad bijokite tokių kalbų. Tiesa tokia, kad yra Dievas Tėvas, Sūnus ir šventoji dvasia. Tai trejybė, tai viena trejybėje. Šventoji dvasia dabar su mumis čia žemėje. Apie tai sako Biblija, kad Jėzus buvo paimtas, o šventoji dvasia buvo duota mums. Tai labai svarbu žinoti, priimti ir tikėti, jeigu jūs norite būti išgelbėti ir įrašyti į gyvenimo knygą. Kito kelio tiesiog nėra.